atrodytų, kad perfekcionistas tai toks žmogus, kuriam sekasi geriausiai. Jisai puikiai padaro tai, ką daro, jam kiti pavydi ir tada kiltų klausimas. Tai jeigu taip jau viskas puiku, tai kodėl tas perfekcionistas nėra laimingas? Na, aišku, dabar koks nors perfekcionistas pasakytų, kad kodėl mes laimingi, bet čia reikėtų, pavyzdžiui, tokį faktą paminėti, kad prestižiniuose universitetuose gabiausi studentai žudosi dažniausiai. Tai va, yra toks išraiškingas dalykas, kad išraiškinga reiškia mintis, kad perfekcionistas tikrai nėra laimingas ir mes, kurie pažįstame daug perfekcionistų, irgi matome, kaip nelengvai jiem gyventi. Taigi, kodėl jiems negerai? Visų pirma, jeigu stengsiesi atlikti kokį nors darbą labai gerai, tai tobulybės pasiekti iš viso neįmanoma. Tu kiek betobulintum, vis tiek jausi, kad kažko dar nepadarei, reiškia visada turėsi dėl ko graužtis. Ir niekada negalėsi iki galo pasidžiaugti. Štai paskaitai vieną paskaitą, galvoji, padariau 3 klaidas, kur nors gale. Kitą kartą bandysiu nepadaryti, kitą kartą vėl kažkokias tai naujas klaidas padarei. Ir faktiškai perfekcionistas gyvena įtampoje. Ir ką reiškia gyvenimas įtampoje? Tai reiškia pervargimą. Jisai ne tik labai kruopščiai ir labai daug stengiasi dirbti, bet jisai ir taip pat stengiasi, jisai dar ir negali pasidžiaugti. Todėl nieko keisto, kad jisai gali nukentėti ir nuo ligų, nuo fizinių ir nuo psichinių. O dažniausiai perfekcionistai tiesiog nukenčia nuo perdegimo sindromo. Jie visiškai sudega savo darbe ir nebenori paskui jo daryti, visai praranda to darbo džiaugsmą. Kitas dalykas, kad perfekcionistas atrodytų tai žmogus, kuris padaro darbus tobulai. Nieko panašaus. Jisai gali padaryti labai daug klaidų. Dėl to, kad labai perfekcionistai stengiasi padaryti tobulai vieną detalę, paskui jie nebespėja padaryti darbo laiku, daro jį skubotai, dėl to atsiranda klaidos. Kitas dalykas, klaidos atsiranda dėl to, kad jie labai pervargsta tiek nuo nervinės įtampos, kad nori padaryti viską gerai, tiek nuo to, kad tiesiog per daug ir per ilgai viską daro. Dar vienas dalykas, dėl ko perfekcionistai iš tikrųjų yra nelaimingi, tai kad jie apleidžia kitas gyvenimo sritis. Ir čia, pavyzdžiui, galėčiau paminėti kaip pavyzdį Steve'ą Jobsą, kuris pasirodo nesirūpino nei savo išvaizdą, Apple kūrėjas, nei gyveno bute be baldų iš viso ir 10 metų gyveno bute be baldų ir vaikai jo irgi kažkaip tai augo savaime, kaip dažnai būna didiesiems kūrėjams, bet kompiuterio smulkmenas, detalės jisai tobulino iki didžiausios tobulybės, atidėliodamas terminus, kaip ir visi perfekcionistai. Taigi, tai čia toks perfekcionistas, kuris tikrai daug sukūrė, bet kiek yra perfekcionistų, kuriems nepavyksta tiek daug padaryti, o laisvalaikis, išvaizda, kitos gyvenimo sritis tikrai dažnai atrodo gana baisiai kai kurių perfekcionistų. Labai perfekcionistai nukenčia, kai jie pralaimi. Jeigu toks didelis žmogaus troškimas yra kažką tai padaryti gerai, tai jeigu jam nepavyksta gerai, jeigu jis patiria bankrotą, nepasiseka, jisai gauna kritikos, tai iš tikrųjų jisai pergyvena kur kas daugiau negu tas žmogus, kuris savo tokių tikslų ir nestatė. Dabar beje labai didėja konkurencija tarp vaikų, nes irgi yra toksai, visi nori būti laimėtojais ir niekas nenori būti taip vadinamų loserių, tai vėlgi ta konkurencijos jausmas perfekcionistų yra būdingas stipresnis. Jisai labiau rūpinasi pralenkti kitus ir tai sukelia daugiau įtampos ir blogina jo santykius su tais žmonėmis, su kuriais jis konkuruoja. Savęs nuvertinimas labai dažnas perfekcionisto palydovas, jisai ir pats save labai nuvertina ir taip pat labai stipriai reaguoja, bet kokią kritiką išgirsta iš kitų. Taigi matome, kiek daug yra vis dėlto problemų, kurias patiria perfekcionistai.